Šarvuotas raitelis su skydu ir iškeltų kalaviju. Kodėl būtent jis pavaizduotas ant nacionalinės lietuviškų eurų monetų pusės? Tai senas simbolis, vaizduojamas Lietuvos valstybės herbe ir dažnai, kaip ir herbas, vadinamas vyčiu. Mitologai aiškina, kad tai dvasinis riteris, pergalės ženklas, pergalės, kuri nebūtinai reiškia kito pralaimėjimą. Istorikai sako, kad raitelis tai valdovas, pasiryžęs kalaviju apginti savo kraštą ir jo žmones. Raitelio atvaizdas pirmiausia naudotas Lietuvos kunigaikščių portretiniuose antspauduose. 14 ir 15 šimtmečių sandūroje raitelis tapo Lietuvos valstybės herbu. Raitelio skyde vaizduojamas dvigubas kryžius, siejamas su krikštu 14 amžiaus pabaigoje. Kalaviju apsigynę nuo priešų puolimų, lietuviai sukūrė savo valstybę. Ji tapo rytiniu Europos forpostu, saugančiu tiek savo, tiek visos vakarų krikščioniškosios civilizacijos ribas. Lietuvoje šimtmečius taikiai sugyveno įvairių tautų ir religijų žmonės. Šarvuotas raitelis vaizduotas ir ant daugiatautės valstybės monetų. Paini kovų ir išbandymų kupina istorija Lietuvą suvedė draugėn su kaimyne Lenkija, kartu dalytis rytinių Europos sienų sargo vaidmens. Po šias dvi valstybės suvienijusios Liublino unijos 1569 metais raitelis pradėtas vaizduoti bendrame sudėtiniame abiejų tautų respublikos herbe ir ant abiejų valstybių pinigų. Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 1795 metais didžioji Lietuvos dalis pateko į Rusijos imperijos sudėtį. Vytis vėl sugrįžo po Pirmojo pasaulinio karo. Jis tapo 1918 atkurtos ir ginkluotoje kovoje apgintos Lietuvos Respublikos herbu. Herbo figūra imta žymėti ir nacionalinės valiutos lito monetas ir banknotus. Per Antrąjį pasaulinį karą Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą. Neliko nei savų pinigų, nei vyčio. Dainuojanti revoliucija 1990-aisiais padėjo Lietuvai vėl atgauti nepriklausomybę. Valstybės herbu vėl tapo vytis. Herbo figūra raitelis tapo ir skiriamuoju lietuviškų pinigų ženklu. 2004-aisiais tapusi ES nare, Lietuva įsipareigojo įsivesti Europos bendrąją valiutą eurą. Euras Lietuvoje įvedamas 2015 sausio 1 dieną. Siekdama pratęsti šimtmetines valstybingumo ir pinigų kalybos tradicijas, Lietuva nusprendė ant nacionalinės eurų monetų pusės vaizduoti valstybės herbo figūrą. Laisvė, vienybė, gerovė. Šie žodžiai iškalti ant lietuviškos 2 eurų monetos briaunos. Tad šiandien vytis tai simbolis reiškiantis daugiau, ne tik norą apginti savo kraštą ir jo žmones, bet ir Europą bei jos bendrasias vertybes.